Gruodžio 12 dieną kviečiu į paskaitą, kuri vyks Kaune vakare po visų darbų. Tekste ties šio video jūs rasite informaciją, kur, kada tiksliai ir kaip nusipirkti bilietus, o aš trumpai apibūdinsiu esmę. Tai šioje paskaitoje jinai bus neilga, apie 2 valandas, bet aš pasistengsiu perteikti esmę apie tai, kodėl jums reikia valgyti natūralų maistą. Ne tik reikia, bet ir būtina. Ir aš labai tikiuosi, kad po mano paskaitos jūs jau išeisite kiti žmonės su kitu vertybių bagažu ir užtikrintumu. Nes kai tu turi žinias, užtikrintumą tai yra tos vertybės, kurios tampa pamatu ir tolimesnė, sakyčiau, sėkme. Tai sukuria sėkmę tolimesniam gyvenimui. Ką konkrečiai dėstysiu paskaitoje? Tiesiog pateiksiu smulkmenas apie tai, kuo skiriasi sintetinis maistas ir normalus maistas ir kaip jį atpažinti. Kaip, pavyzdžiui, atpažinti gerą maistą, kad ir turguje būna ten, vienetinių atvejų būna. Kokius klausimus uždavinėti augintojams, kaip bendrauti su ūkininkais, jeigu jūs norite kažkokį ūkį padaryti savo tiekėjų, savo šeimai. Kaip su jais bendrauti, kokius klausimus uždavinėti, kaip patikrinti jų produkciją, kur patikrinti tą produkciją, kad nekainuotų ten kosmoso. Taip pat aptarsime esminius skirtumus, pačius pavojingiausius dalykus, kurie kenksmingi ypač sveikatai, kurie yra masinės gamybos produkcijoje, kuri nerašoma ant pakuočių niekada, bet jinai yra visur. Na ir aš tikiuosi, kad po mano paskaitos jūs suprasite, kokią unikalią dovaną galite savo padaryti, labai paprastai perskeisdami savo gyvenimą, tiesiog pereidami prie natūralios mitybos. Ne ten kažkokių detoks kokteilių, ten kažkokių tenais detoks programų, ten visokių ten tų mandrų receptų, ne, tiesiog pereidami prie natūralios mitybos. Kiek tai jums sugrįž, kokio tipo tai yra aktyvas ir kokios grąžos galima tikėtis. Ir kiek tai kainuoja ir kiek tai sutaupo. Sutaupo gyvenimo, sutaupo resursų, sutaupo sveikatos, pinigų, visko. Iš vienos pusės atrodo, o tau čia yra brangi produkcija, bet kai aš jums pateiksiu skaičius, jūs pamatysite visai kitokį variantą. Taip pat paskaitos metu pateiksiu keletą variantų, keletą skaičiavimų, jūs pamatysite, kiek kainuoja užaugintis kokybišką valgomą maistą ir šalia jūs pamatysite, kiek kainuoja nevalgomas maistas, bet už jį vis tiek mokate pinigus. Tai lauksiu jūsų ir iki pasimatymo.